Sveiki, esu Raminta Bogušienė, sveikatai palankaus maisto technologė. Šiandien jums pasakysiu pagrindinius kriterijus, renkantis mėsos gaminius, tai yra dešras ir dešreles, į ką būtina atsižvelgti. Tai yra, nesuklyskite, rinkdamiesi rūšį mėsos gaminių. Ką tai reiškia? Yra 3 rūšys, tai yra aukščiausia rūšis, pirma rūšis ir antra rūšis. Antra rūšis yra pati nekokybiškiausia. Pati kokybiškiausia yra aukščiausia rūšis. Per vidurį yra pirma rūšis. Aukščiausioje rūšyje jūs niekada nerasite tokiuose gaminiuose aukščiausios rūšies, niekada nerasite mechaniškai atskirtos mėsos, nerasite taip pat užpildų angliavandenių kilmės, tai yra, tarkim, bulvių krakmolo, kukurūzų krakmolo ar kitų, kurie sugeria vandenį ir riebalus. Taip pat nebus mėsos baltymai pakeisti augalinės kilmės baltymais, tarkim, sojos baltymų izoliatas pridėtas. Tai žinokite, kad aukščiausios rūšies mėsoje daugiausia bus produkte mėsos. Tačiau kitas dar svarbus faktorius, jeigu matote ant ženklinimo etiketės užrašą panerio, daktariška, pieniška, tai žinokite, kad šitie gaminiai yra tik aukščiausios rūšies. Jie negali būti pirmos ar antros rūšies. Taip pat ir servilatas. Tik aukščiausios rūšies. Tai jau šie žodžiai jums reiškia, kad tas produktas yra aukščiausios rūšies ir galite jam teikti pirmenybę. Tačiau iš visų aukščiausios rūšies gaminių išsirinkite tą, kuris kokybiškiausias. Ir žiūrėkite mūsų kitą video, kuris jau detalizuoja. Valgykite mėsą ne 2-3 kartus per dieną, bet 2-3 kartus per savaitę ir pirmenybę teikite ne perdirbtai, o kuo dažniau, kuo mažiau apdorotai termiškai, tai yra šviežiai ruoštai ir rečiau ir labai retomis progomis, ypatingai vaikams, duokite rūkytus mėsos gaminius. Būkite sveiki, būkite laimingi.